Starmerį. Kiras Starmeris atvažiavo, kaip sakant, pastovėjo, nusisukęs, paskui atėjo, pasisveikino. Socialistai yra nemėgstami Europai. Socialistai yra nykstanti rūšis, marksistai. Jų europiečiai nemėgsta ir besiformuojanti dešinioji koalicija Europos politikų nieko bendro su jais turėti nenori. Todėl mes matome jau dabar virsmą didelį politiniam pasauliui. Makrošagi sureagavo į Trumpo laimėją, matai, kad Donaldas Trumpas buvo išrinktas amerikiečių apginti Amerikos interesus. Klausimas yra mums europiečiams, ar mes esame pasiryšę apginti Europos interesus. Toks jausmas, kad jisai kada nors gynė Europos interesus. Šitas žmogus buvo vienas iš tų, kurie nustekena Europą iki tiek, kad dabar Europai reikės keltis iš griuvėsių, į kuriuos taip pat jinai pateks. O dabar jisai apie ką kalba? Apginti interesus, tai čia kariauti su Rusija turbūt jisai kalba. Kaip ir von der Leyen. Jis kitko kalbėti tai negali. Čia tikrai nėra kalba apie Europos interesus. Tai žodžiu, tokie vaizdeliai. Politikai, mėlėjai, atsidengė pilnai dabar visi. Orbanas Viktoras išvis pasakė, kad pasaulis dabar yra skirtinga vieta nuo antradienio. Europa turi susidurti su nauja realybė. Mes turime atstatyti taiką, sustabdyti nelegalią migraciją ir revitalizuoti arba atgaivinti Europos ekonomiką. Laikas veikti yra jau dabar. Taip kad, mėlėjai, mes dabar matysime sparčius pokyčius, tuo pačiu ir blogin, bet tuo pačiu ir gerin, nes formuosis ta jėga, kuri pakeis tą senąją jėgą. Ir man taip džiugu, kad mūsų prezidentas ten dalyvavo. Ir man taip bus džiugu pamatyti, kad Lietuvoje taip pat pradėtų formuotis kažkas tai iš šito bloko. Tegul ir iš buvusių tų politikų, bet, kažkas tai tą turi daryti. Pažiūrėsim, kas tą darys, kaip tą darys ir tikrai stebėsim akilai. Ir paprašysiu ir netgi gerbiamo Nako iš ekspertų palaikyti degtuką, ką jis labai puikiai sugeba palaikyti prie mūsų politiko kojos. Ir visų kitų. Taip, kad važiuojam toliau. Iš tikrųjų, tai ką? Šaltiniai sako, kad 5 farmaceutikos, reiškia, kompanijų vadovai įvykdė susitikimą ypatingą vakar konferencijoje 1 valandą. Visi panikuoja. Farmacija suprato, kad šakės. Trumpas išrinktas, atskaitomybė neišvengiamai ateina. Ir štai yra tokia įdomi žinutė 2018 m. vasario 7. Įsitikinkite, kad atsistatydinimų sąrašas išlieka atnaujintas. Tai yra Research, yra toks puslapis, galiu netgi parodyti tiem, kurie dar nematėt. Atsiprašau, ne šitas. Čia galima įeiti, resignations, štai yra, atsistatydinimai. Visi atsistatydinimai iš visų korporacijų, iš visų, reiškia, Chrisas Komo atsistatydino 21 metais. Jis jau, žiūrėkit, neatnaujinimas, kaip neįdomiai, senai bežiūrėjau. Žodžiu, buvo nurodymas prižiūrėti šitą sąrašą atnaujinimą, tai yra labai svarbu. Kada farmacija užsidirba pinigus? Per suvaldymą, vėžys, AIDS, taip toliau, covidas ir taip toliau, ne? Kai būna pandemijos suvaldomas, tada didžiausiai pelnai. Protai bus susprogdinti komandos grandinės. Taip, kad jie dabar stipriai panikuoja, stipriai krauna į pampersą visi. Moderna štai, pavyzdžiui, vadovas išėjo iš pardavimų vado pozicijos, liko tik tais kaip įmonės vadovas. Bet tai čia manau, kad laikinas reikalas, jie greitai bandys visi bėgti, jie turi laiko labai mažai, aš nežinau, ką jie darys iš tikrųjų. Neįsivaizduoju, ką darys, nes Trumpas yra pažadėjęs išslaptinti visus duomenis, kas liečia pandemiją, ir prisikasti prie skiepų žalos klausimų ir viso kito. Čia tiems, kurie galvoja vis dar, kad Trumpas stumia nuodingus skiepus, tai jisai juos išsiaiškins ir jūs visus paviešins, tuos nuodingus skiepus, jūsų žiniai. Tai ne mano žodžiai, čia jo žodžiai. Bus įdomiai pastebėti, kaip vis dar tie argumentai sklandys, kaip Trumpas stūmė skiepus. Jis nieko nestūmė, jis stūmė visai kas kita. Bet tie argumentai, aišku, negroja žmonėms, kurių dešinysis pusrutulis smegenų neveikia. Vasario 11 2018 žinutė. Klausimas buvo Q. Kiek ilgai mes dar turėsime laukti vaistų nuo vėžio ir kitų ligų? Kalbos tarp tų, kurie kontroliuoja, prasidėjo. Jie žino, kad mes žinoma, ką reiškia, tai reiškia, kad ir publika sužinos. Išleidimas prieš tai, kad pridengti. Publika informuota ir griuvimas. Kuri opcija? Ką pasirinksit? Ar išleisit vaistus, kad prisidengti? Kad išsigelbėt save?
Ar publika bus informuota, jūs to nepadarysite, publikas informuota ir jūs sugriūsite visi. Tai panašu, kad farmacija su pandemija pasirinko visi sugriūt. Jie pasirinko netiesą atskleisti, neatiduot žmonėms vaistus, kurie gelbėtų gyvybės ir nutrauktų visas ligas pagrindinės, kurios kamuoja šiai dienai žmoniją dėl užterštumo. Vėžys yra dėl užterštumo. Kūnas izoliuoja užterštumo viso į tam tikrą vietą ir tiesiog bando sulaikyti nuo plitimo. Pradūrus biopsiją, tai išplinta, tai mes turbūt daugelis jau dabar suprantam. Bet esmė tokia reiškia, kad jie turi šitos vaistus, jie yra. Ir mes jau juos dabar žinom, fembendazolas, reiškia, ir vermektinas, kiti vaistai yra, kurie irgi padeda nuo vėžio. Taigi, ir jie pasirinko griūti. Tai galima jiems to ir palinkėti, kad jų tiesiog neliktų. Nes normalius vaistus atsiras, kas gamins. Rinka niekados nėra be neužpildyta, mėlėjai. Jeigu yra paklausa, visą laiką atsiranda pasiūla. Taip, kad nelikus šitų farmacinių gigantų, kurie mus žudo, skerdžia, tai reiškia, atsiras kiti gigantai, kitos įmonės, kurie gamins normalius vaistus ir džiaugsis, kad gali tą daryti, ir džiaugsis pelnais ir darbo vietom, kad tą gali daryti. Kapitalizmas veikia būtent taip, o mėlėjai grįžta tikrasis kapitalizmas. Ne nusikalstamas kapitalizmas, ne komunizmas, ginkdievė, ne marksistinė kažkokia ekonomika, o būtent tikrasis kapitalizmas, kurio nei aš, nei jūs dar nematėm, kuris buvo 19 amžiaus pabaigoje. Na, bet tai savo laiku pamatysim. Tuo tarpu Robertas F. Kennedy štai atskleidė demokratus nuodijančius mūsų vaikų maistą ir sako, kad prezidentas ir aš ruošiame sustabdyti masinį Amerikos vaikų nuodijimą. Atkreipkite dėmesį, ką jis čia susisatęs ant stalo turi. Helmano majonezas reiškia čyzai, kažkokie čipsai, kažkokie ar nekremukai, kažkokie čiupa-čiupsai ar kas čia, Kinder šokoladas, net nežinau, nesvarbu, koks skirtumas. Būtų čia estrelos ar šudelos ar kas tik nori, reiškia, prisidėjęs krūvą produktų, jis jau kalba apie tai, kad amerikiečiai yra nuodėjami. Taip, kad šito vietoje eina didelės permainos. Taip pat jisai pranešė, kad sausio 20 Trumpo baltieji rūmai patars Jungtinių valstijų vandenų sistemai panaikinti Floridą iš viešo vandens. Floridas yra industrinės atlikos siejamos su artritu, kaulų suskilimais, kaulų vėžių, intelekto praradimu, neurologiniais sutrikimais ir skydliaukės susirgimais. Wow. Sokalbio teorija dar visai nesenai buvo. O dabar jisai jau sako, kad bus pašalinta visa tai. Čia yra tikra. Taip pat yra, jisai pareiškia, kad prezidentas Trumpas jam paskyrė 3 dalykus padaryti. Išvalyti korupciją iš vyriausybės sveikatos agentūrų. Iš visų. Pašalinti, grąžinti šitas agentūras prie jų turtingos tradicijos ir aukso standartų įrodymais grįsto mokslo. Ir 3, padaryti Ameriką sveiką vėl, užbaigiant chroniškų lygų epidemiją. Tam reikia susitvarkyti su skiepų klausimu, su maisto klausimu, su užteršto vandens klausimu, su užteršiamo oro klausimu ir dar keliais klausimais. Ir viskas, ir visi bus sveiki. Jeigu jie nebus tyčia nuodėjami, jie bus sveiki. Neišvengiamai bus sveiki.